23 skyrius. Bėda ištiko. Kapitonas per miestelį nusivedė juos į medinę tvirtovę. Ji buvo labai panaši į žaislinę, kadaise turėtą Džo. Net medinis pakeliamas tiltas buvo toks pat. Tiltas buvo nuleistas, kad jie galėtų patekti į tvirtovę. Visur stovėjo žaislinės patrankos. Džo priėjo prie vienos apžiūrėti. Keista, tarė jis, net bumbuliukas yra sviediniui iššauti. Lygiai tokia pat patranka stovėjo ir mano žaislinėje tvirtovėje. Jis patraukė už bumbuliuką ir pasigirdo bumpt. Patranka garsiai šovė. Stovukas taip nusigando, kad vos nepargriuvo ir įsitėsė tik ilgai virstakuliavęs. Žaislų miestelio gyventojai taip išsigando šūvio, jog išbėgo iš namų ir leidosi į kojas. Kapitonas baisiai supyko. Matai, ką padarei, ėmė jis barti Džo. Iššoviai ir visus išgazdinai. Gal tau galvoje kliuka? Atsiprašau, tarė Džo. Nesitikėjau, kad patranka iššaus. O ko tu tikėjaisi, neatlyžo kapitonas. Kad ji ims švilpauti ar šokti? Niekas nesijaukė. Kapitonas nuvedė juos prie medinio bokšto. Draugija žengė į vidų ir atsidūrė kambaryje, kuriame be stalo ir kėdės nieko nebuvo. Kapitonas atsisėdo. Ramiai, suriko kapitonas. Visi išsitempė, net prikaistuvinis. Teismą gerbt, suriko kapitonas ir visi pareiškė pagarbą. Tik Mėnulveidis sumaišė rankas. Laisvai, tarė kapitonas ir visi pakluso. Kapitonas garsiai pabarbeno į stalą. Jūs kalti, kad nesate žaislai. Jūs kalti, kad stumdote stovukus. Jūs kalti, kad šaudote iš patrankų. Jūs tik vieną stovuką ir tik iš vienos patrankos, pataisė Džo. Mes labai atsiprašome ir pažadam daugiau taip nedaryti. Dabar norėtume eiti. Bet išeiti jie nespėjo, nes pasigirdo trypimas ir į kambarį žygiavo apie 50 medinių kareivėlių. Jie apsupo visą draugiją. Įmesti jos į giliausią požemį, įsakė kapitonas. Ne, suriko Džo ir smarkiai pastumė artimiausią kareivėlį. Kareivėlis griuvo ant gretimo kareivėlio ir jį parvertė. Šis parvertė trečias ketvirtą ir po valandėlės visi kareivėliai gulėjo ant grindų. Kaip žaidžiant domino, parverti pirmą kauliuką ir visa eilutė sugriuvo, sukikeno Franė. Kapitonas sutriko. Ką daryti su tokiais atvykėliais? Vienas tumtelėjimas ir visi kareiviai gulė ant žemės. Jis trenkė kumščiu į stalą. Prašom laikytis tvarkos, subliuvo jis. Kelkitės, jūs kareiviai, o ne kėgliai. Kareivėliai atsistojo, bet nebenorėjo artintis prie šešių belaisvių. Dabar klausykit, tarė kapitonas. Arba jūs virsite žaislais, arba būsite įkalinti požemėje. Rinkitės. Žinoma, virsim žaislais, nusišypsojo Džo. Aš būsiu prisukamas klounas ir be palievos versias per galvą. Čia jis persivertė per galvą ir atsitrenkė į vieną kareivėlį ir vėl visi nugriuvo kaip kėgliai. Puiku. Tu prisukamas klounas, tarė kapitonas. O tu kas? Bakstelėjo jis į Mėnulveidį. Meškiukas, nusišypsojo Mėnulveidis. Urzgiantis. Jis paspaudė savo pilvą ir apsimetė, kad urzgia. Aš būsiu lėlė, tarė šilkaplaukė, ir perėjo įsitempusi per kambarį kaip lėlė. O aš pūkuotas pilkas triušis, sušuko prikaistuvinis. Ilgos nulėpusios ausis ir kailis užaugs. Mes būsime lėlės, vienu balsu išpoškino Betė ir Franė, kikendamas nevikriai perėjo kambarį kaip šilkaplaukė. Puiku, patenkintas tarė kapitonas. Dabar jūs žaislai ir galite pasilikti žaislinę. Laisvai. Šešetas juokdamasis išėjo. Džo iš linksmumo vis dar vertėsi kuliais. Draugužiai perėjo pakeliamąją tiltą ir atsidūrė mieste.
tolumoje jie pamatė didžiulį Nojaus laivą. Einam pažiūrėti, kaip gyvūnai poromis lypa iš jo, pasiūlė Betė, ir visi pasuko prie laivo. Franė ketino kažką sakyti priešais einančiam prikaistuviniai, bet staiga sustojo kaip įbesta ir išpūtė akis. Ji pamatė keistą dalyką. Prikaistuvinio galva kaip paprastai dengia keptuvę, bet jam išauga 2 didžiulės nuliepusios ausis. Jos kišojo iš po keptuvės ir atrodė nei šiaip, nei taip. Prikaistuvinė, priblokšta pašaukė Franė. Prikaistuvinė, kas to pasidarė? Nustebęs prikaistuvinės atsigrįžė ir visiems ištiso veidai. Jo veidas buvo apaugęs pilkais gaurais, be to atsirado ilgi ūsai. Jis virto žaisliniu triušiu, suspigo Franė. Prikaistuvinė, tu dabar žaislinis triušis, sakei, kad virsi žaislinį triušiu. Ir pavirtai. Visi pritrenkti stebėlėjo į vargšą prikaistuvinę. Jo pilkas veidas su 2 nuliepusiam ausim ir ilgais virpančiais ūsais buvo nebeatpažįstamas. Prikaistuvinis pažiūrėjo į vieną žvilgę keptuvę, kuri jam atstodavo veidrodį, ir sukrėstas išvydo pilką snukutį. Persigandęs atsisuko į kitus ir surikęs parodė į Džo. Pažiūrėkite jį, jis virto prisukamu klounu, su smailė kepurė ir net rakteliu nugaroje. Džo, tu dabar klaunas, todėl ir vertiesi per galvą. Džo iškart persivertė per galvą. Visi sužiūro į jį. Taip, Džo buvo klaunas su klauno kostiumu ir kepurė. Net jo veidas buvo išdažytas raudonai ir baltai kaip klauno. Franė pažvelgė į kitus ir vėl suspigo. Žiūrėkit, vietoj mėnulveidžio šleivoja riebus apvalutis meškiukas, jos nukutis visiškai nepanašus į mėnulveidžio. Mėnulveidį, čia tu? Aš, atsakė mėnulveidis ir ėmė letina grabalioti snukį. Dieve, aš visas gauruotas, kur dingo mano drabužiai? Džo paspaudė jam pilvą ir pasigirdo grėsmingas urzgimas. Rrrr. Nustok, subarė šilkaplaukė. Mane net šiurpas nukratė. Daugiau nespausk jam pilvą. Džo, viešpati, koks siaubas, mes visi virtom žaislais. Tik pažiūrėkite mane. Tau dar pasisekė, tarė Džo. Pažvelgęs į ją, tokios gražios lėlės kaip gyvas nesumatęs. Betė su Franė irgi virto lėlėm. Žiūrėkit, vaikšto kaip nesavom kojam. Betė, tu gali atsisėsti? Sunkiai, atsakė Betė, bandydama atsisėsti ant mūrinio. Negaliu susilenkti ir akių negaliu užmerkti. Akis užsimerks, kai atsigulsi, suurzgė mėnulveidis. Betė atsigulė ant žolės ir jos akis iškart užsimerkė. Taip mes iš tikrųjų esam žaislai, tarė Franė. Turbūt pavirtom jais tą akimirką, kai pasirinkom, ko būsim. Bet juk mes juokavom. Žinau, bet juk niekada nenuspėsi, kas gali atsitikti šalyse atkeliaujančiose į tolumų medžių viršūnę, tarė Džo. Mėnulveidė, ar mes atvirsim žmonės, kai ištrūksim iš šios šalies? Nemanau, atsakė meškiukas. Be to, kaip tu nulypsi kopėčiams, versdamasis per galvą? Belieka tikėtis, kad kerai išsisklaidys. Nenori būti žaislinis triušis, liūdnai tarė prikaistuvinis. Jaučiuosi kvailai. Gal tą kailį galima nusiplauti? Ne, atsakė Džo, versdamasis kuliais kokį 50 kartą. Žaislinių triušių visada pilkas kailiukas. Tik tavo ausis labai juokingai kišo iš po keptuvės. Kodėl tu juos nenusijėmi? Bijau peršalti, paaiškino prikaistuvinis, aš visada dėviu kepurę. Be keptuvės ant galvos jaučiuosi nieko vertas. O su keptuvė ant galvos toks ir atrodai, suurzgė mėnulveidis. Lyg tu būtum gražesnis, atkirto prikaistuvinis. Norėčiau, kad atvirstum į mėnulveidį, toks tu man nepatinki. Liaukitės, tarė Džo, versdamasis per galvą. Apžiūrėkim žaislų miestelį ir tikėkime, kad kerai išsisklaidys. Kaip man įgryso vartaliotis, imu pavargti. Mes irgi. Traukdamasi jam iš kelio, pasakė Franė.
Laikykis atokiau, Džo, tu mane pargriausi. Draugai nužingsniavo į žaislų miestelį. Niekas nekreipė į juos dėmesio, nes atvykėliai dabar nieko nesiskyrė nuo kitų žaislų. Stovukai kažkur skubiai svirduliavo su reikalais, stori ir linksmi meškiukai tingiai slampinėjo. Visur buvo pilna įvairiausių lėlių. Pamatė jie ir prisukamą pelę. Miau sukniaukė prikaistuvinis ir pelė nubėgo. Tu bjauriai su ją elgiesi, prikišo Franė. Pelytė labai miela. Dieve, kaip nepatogu šitai vaikščioti. Bėgti turbūt negalėčiau, net jei būtinai reikėtų. Žiūrėkit, ateina Nojaus laivo gyvūnai, tarė Džo. Dar kartą persivertęs per galvą. Poromis, kaip ir turi būti. 2 liūtai, 2 lokiai, 2 triušiai, 2 antys, 2 pelės, toliau skaičiavo Franė. Miau. Iškart sukniaukė prikaistuvinis. Miau. Bet Nojaus laivo pelės nekreipė jį dėmesį. Tačiau buvo, kas atkreipė. Paskui pelės ėjo 2 katės. Viena išėjo iš rikiuotės ir prišoko prie prikaistuvinio nieko gero nežadančią miną. Ką tu pasakėjai? Paklausė medinė katė. Miau, atsakė prikaistuvinis. Miau, miau, miau. Kaip drįsti pravardžiuotės, įdūko katė ir atkišo nagotas medinės letinas. Prikaistuvinis skubiai atsitraukė. Aš neprasivardžiavau, teisinosi jis, aš tik pelės gazdinau. Tai reiškia, tu labai išlikšti katė, kreiva odega, piktai išvertė katė. Mano odega tiesi, nekalbėk, kačių kalba, jei nežinai, ką sakai. Katė, marš į rikiuotę, pašaukė Nojas ir katė pakluso. Prikaistuvinis lengviau atsiduso. Dieve mano, pasirodo, kiekvienas kniauktelėjimas ką nors reiškia. Reikės būti atsargesniam. Einam, tarė draugams, kurie buvo nustebę ne mažiau už jį. Dar menulvedis gali surgsti, o Dievas žino, ką tai reikštų lokių kalba. Menki būtų jokai, jeigu užpultų 2 balti lokiai ir 2 rudi. Sukam į kitą kelią, tarė Džo ir niriai persivertė per galvą. Velniai griebtų, aš pavargau šitaip vartaliotis. Draugija pasuko kitur. Ar burtai sklaidėsi? Atrodo, ne.